Ar spaudą atnešėt, šviesuoliai? Labas rytas. Aš tikiuosi, kad jūs jau atsikėlėte, buvote nuvykę į prekybos centrą, nusipirkote ten šiek tiek produktų. Juokauju. Aš manau, kad jūs dar gulite lovoje, tačiau neabejoju, kad pas jūs šaldytuve atsiras gabalėlis sūrio, keletas kiaušinių, gabalėlis sviesto, džiūvėsėlių, druskos ir pipirų. Nes šių produktų mums prireiks gaminant sūrio ir kiaušinių apkepą. Tai yra puikus patiekalas, labai greitai paruošiamas, taip pat labai nebrangus. Patiekalo gamybą pradėsime nuo 200 laipsnių už mano nugaros. Tai yra štai ten, tai yra orkaitėje. 200 laipsnių mums yra reikalingi. O dabar išplaksime kiaušinį. Taigi, mušame ir gerai išplikome. Dabar galime paimti formelę, kuri jau yra ištepta sviestu, pabarstome ją džiūvėsėliais, pilame plaktą kiaušinį, dabar mums reikia papjaustyti sūrį ir sudėti jį ant kiaušinio. O dabar ant viršaus vėl pilsime kiaušinį. Vėl bersime džiūvėsėlius. Ir vėl dėsime sūrį. Šiaip jau tai galėtumėm pavadinti tai sūrio lazanija, nes iš principo tai yra labai panašu, tai yra sluoksniavimas produktų. Dabar vėl pilame kiaušinį. Pabarstome druską. Šiek tiek pipirų. Ir džiūvėsėliai. Šį patiekalą pasidaryti tokiam smaližiui kaip man kainuoja štai tokia porcija, apytiksliai 3,5 litro. O dabar aš dar ant viršaus papjaustysiu gabalėlius sviesto, nes tose vietose džiūvėsėliai apkeps ypatingai gražiai. Ir jeigu jūsų orkaitė jau įkaito, tai jūs galite taip pat dėti savo kepsnį, atsiprašau, apkepą, tačiau tai labai panašu, dėti į orkaitę. Kepsime apytiksliai 15 minučių, geras 15 minučių. Ženklas bus toksai, paviršius sviestas įsilydys ir paviršius pradės labai gražiai skrusti. Tada ir sūris viduje bus įsilydęs ir kiaušinis iškepęs. O dabar šiek tiek palauksime. Mano sūrio apkepas jau beveik iškepė. Ir noriu, kad šį receptą užsirašytumėte ir jūs, nes tai yra puikus patiekalas. Na, o aš laukiu jūsų receptų, kurie susideda iš 12 produktų. Tokiu būdu jūs galite laimėti Soros International House įsteigtą prizą anglų kalbos tobulinimo kursus. Priminsiu, jog konkursas vyksta iki sausio 15 dienos, na, o savo receptus siųskite apačioje nurodytų elektroninio paštu. Koks kvapas ir koks vaizdas. Ir kaip smagu mokėti gaminti, valgyti. Kai žinai, kad visas šis apkepas bus man vienam, tai tikrai labai maloniai nudžiugina. Na, o dabar aš palinkėsiu jums taip pat skaniai pasigaminti šį sūrio apkepą ir iki pasimatymo. Ate.